Na, va, taip atrodo galtinis šito Lidlo gliderio buildas. Palyginti su kitais mano buildais, jisai palyginus dar tvarkingas yra. Jeigu pažiūrėt, kur susifeilinau pagrindė, tai dėl to, kad anksčiau nedaręs šitų priekį esančių motorų buildų, dažniausiai būdavo arba deltavingas, tai jisai yra gale, arba čia, jeigu būna, tai per vidurį. Jeigu motoras yra gale, priekyje batarkė ir viskas susibalansuoja, o čia kai buvo priekyje motoras ir gavau dar dėt batarkį gale, tai visiškai tas svorio centras atsirado ne toj vietoj, į priekį labai perėjo. Ir dėl to tokia batarkės pozicionavimas gavosi gan keistas, tai tiesiog vien tam, kad atsverti svorio centrą. Čia toks sprendimas buvo, tai čia toks, gan pasakyčiau, grubiausias iš viso. O šiaip daugiau mažiau dar tuos laidelius gal biškai čia suklijus priklijuosiu, kad būtų tvarkingiau. O šiaip daugiau mažiau jisai pakankamai tvarkingai atrodo. Iš apačios čia servukai, čia tie control surface irgi. Visgi nusprendžiau po to ant galo dėti tą paprastą propelerį, nesulankstomą, nes ir jau priekė buvo labai daug šito svorio ir bendrai paėmus leisiu į ten, kur yra tokios aukštos žoras, tai gal nieko blogo nebus. Turiu paturbinęs ir šitą žaislinę bombą truputį pakeičiau nuo paskutinio karto, kai leidau, ir dabar, kadangi propeleris yra priekį, jos paleidimas turėtų būti pakankamai sklandus ir viskas turėtų, jeigu viskas skris gerai, tai žiūrim, bandom ir pažiūrėsim, kaip skris.